Sveiki gerbiamieji, čia vėl su jumis Viktoras ir šioje pamokėlėje tęsime Google'ės tematiką. Dabar, kadangi mes jau esame sukūrę Google'ės paštą, todėl pats laikas būtų pasirūpinti ir YouTube'ės kanalu. Šiaip iš tikrųjų, vien tik tai jau pašto sukūrimas jūs įgalina atėjus į YouTube, YouTube aš jums parodysiu kitą kelią, nes čia sakau, gal jūs kartais tokią neturite varianto. Čia užteks Lietuvos Google. Įeiname ir Y raidę tik tai įvedus iš karto duoda, išmeta keletą servisų iš tos raidės. Tai mes pasirenkame YouTube. Paspaudžiame YouTube. Ir čia yra pirma nuoroda YouTube. Tai tą pirmą nuorodėlę ir išsikvieskime. Ir suprantate, ką aš dabar norėjau pasakyti. Vien tik tai jau elektroninio pašto sukūrimas Google'ės tarnyboje jau mums suteikia šiokias tokias privilegijas. Mes praktiškai vos ne automatu gauname ir YouTube'e kanalą. Tik tai mums iš tikrųjų reikėtų jį šiek tiek pasikoreguoti, pasitvarkyti ir panašiai. Tai žiūrėkite, kadangi su ta naršyklė mes jau įėjome, mūsų paštas senas sukurtas, senas patefonas, mūsų veiksmai būtų tokie. Spaudžiame čia, užvedame kursorių ant senas patefonas, paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku šitoje eilutėje ir atsidaro štai toksai meniu. Visų pirma, čia galima pažiūrėti mano kanalas. Matote, kanalas vos ne automatu yra susikūręs, bet jį iš tikrųjų reikėtų pasikoreguoti, nes aš, kaip minėjau, norėčiau, kad ir YouTube'ės kanalas pasivadintų ne vardu ir pavardę, o senas patefonas. Tai žiūrėkite, ką aš padarysiu. Aišku, jūs jeigu norite, jūs galite palikti savo vardą pavardę. Čia jau be jokių išlygų ir šitas kanalas jau yra, galima sakyti, pilnai paruoštas naudojimui. Vien tik tai registracija to pašto jums jau suteikia galimybę atėjus į YouTube užsiprenumeruoti naujienas. Jūs galite komentuoti video svetimus, tik tai nieką negalėsite pasidėti į savo kanalą, kol jį nesusitvarkysite. Dabar pradėkime tvarkyti kanalą. Aš, pavyzdžiui, noriu pasikeisti vardą. Pirmoj eilėj įvyko toks dalykas, kad mane sujungė su Google+. Iš karto, pirmą kartą registruojantis Google'ės paštą darant, prisijungia Google+. Ir šioje tarnyboje yra, palaukit, ne Google+, galbūt, gal geriau eikime į nustatymus. Į profilį gal geriau einam, pažiūrėsim profilyje. Yra profilis. Ir dabar čia yra patenkame štai į tokį langiuką, paspaudus profilį. Kada užvedame kursorių ant vardo pavardės, yra iššokanti tokia lentelė. Jeigu norite redaguoti savo vardą, spustelėkite. Aš ir paspausiu, kadangi aš tikrai tą vardą norėčiau paredaguoti. Ir štai čia aš dabar rašau tą frazę, kurią norėčiau matyti savo YouTube'ės kanale. Šitaip vadinsis mano būtent kanalas. Ir paspaudžiame išsaugoti. Keisti vardą. Taip, keisti vardą. Matėte, senas patefonas. Dabar po kurio laiko tas įvyks atnaujinimas. Pažiūrėkime, dabar grįžtam atgal. Taip. Dar galbūt ne visai. Pasikeitė. Matėte, kanalo pavadinimas tapo senas patefonas.
Dabar aš šiame kanale noriu dar padaryti keletą tokių dalykų. O tai būtų vaizdo įrašų tvarkytuvė. Reikia paspausti. Kanalo nustatymai paspausti su kairiuoju pelės mygtuku. Ir paspausti. Galite čia pažiūrėti. Va. Reputacija gera yra pakol kas viską. Čia jeigu jūs norėsite patvirtinti kanalą, aš registruojant jums sakiau, įveskite telefono numerį. Tai jeigu čia paspausite patvirtinti, tada reikės paprašys telefono numerį, dar kartelį įvesite tą telefono numerį ir į tą numerį jūs gausite patvirtinimo kodą, kurį ten reikės toliau įvesti. Bet aš pakol kas neįtvirtinsiu, neįm rodysiu, bet čia, jeigu kas, jūs labai paprastai patys išsiaiškinsite. Ir dabar štai čia aš paspaudžiu išplėstiniai. O štai čia aš norėčiau pakeisti šalį. Kodėl norėčiau pakeisti šalį? O todėl, kad Lietuva dar nėra įtraukta į tokią privilegijuotą sferą, kurioje YouTube galima panaudoti šiek tiek kitokiom funkcijom negu tai eiliniai vartotojai. Na, iš tikrųjų galima ją monetizuoti, panaudoti kaip partnerinėse programose ir panašiai. Na va, ir čia aš pavyzdžiui turiu įrašyti kokią nors kapitalistinę šalį. Principe skirtumo gal didelio ir nėra, tai gali būti ir Jungtinės Amerikos valstijos, gali būti Vokietija. Nu, kodėlgi ne? Kapitalistinė šalis, viskas, statau Vokietiją. Ir nepamiršti išsaugoti. Štai čia, išsaugoti. Viskas, pakeitimai buvo išsaugoti. Ir dabar, čia viršutinis meniu, senas patefonas. Spaudžiame senas patefonas ir valio. Štai čia yra kanalas. Na va, dabar jau čia sekantis etapas būtų to kanalo apiforminimas, jau išgražinimas ir panašiai, bet apie šitą dar kursiu jums atskirą visiškai filmuką ir ten bus viskas jums parodyta ir paaiškinta, kaip susitvarkyti kanalą pagal jau savo poreikius. Aš lygiagrečiai dariau konkrečiai dėl savęs, todėl pakeliui, kad negaišti laiką, įrašiau tuos tokius niuansus parodydamas ir jums, kad čia nieko nėra sudėtingo. Iš tikrųjų dar sykį akcentuoju, kad praktiškai tą YouTube'ės kanalą jūs gavote iš karto, kaip tik tai susikūrėte Gmail paštą. Nu kągis, mėlieji, viskas. Dabar pakol kas būtų tiek. Nepamirškite, senas patefonas, jeigu ateisite į Google, ateityje, žinoma, šitas kanalas užsipildys. Ir šitą jau rasite įdomaus. Čia bus toksai, sakyčiau, muzikinis kanalas. Nu ir kągi, ačiū uždėmesį ir iki sekančio malonaus. Viso.